Labadiena. Man labai smagu, kadangi agrokoncerno įmonė, tokia vienintelė įmonė Lietuvoje, kuri gali ne tik iš gandų, bet gali ir savo praktiką patikrintais dalykais inovacijų ir tyrimo centre su tikrais įrodymais duoti žinias ir duoti jum tikrą apsisprendimą, o ne pasakė vienas kaimynas ar kitas kaimynas. Todėl labai yra malonu man čia stovėti ir rodyti jum sekančias skaidres. Tai pradėkime nuo žieminių kviečių euforija. Mūsų inovacijų ir tyrimų centre tai yra 3 sezonas, jūsų laukose jau yra 2 sezonai. Ir kadangi per tuos 3 metus matome labai gerą naudą būtent sėklų apvėlimo technologijose, naujovėse, todėl šiemet galėsim pasiūlyti ir su vasarinėmis kultūromis, o žieminiuose kultūrose rudenį bus tikrai daugiau veislių. Taigi, per 3 metus buvo 21, 22 ir 3 metais daromas lygiai tas pats bandymas. Tai buvo siejama įprastinė euforija, apibeicuojant, ir buvo siejama būtent apveliant papildomą sėklą tam tikrais preparatais ir pavadinta Premium Seeds technologija. Ir kaip matote, 23 metais davė labai didelį derliaus priedą, o tas derliaus atsirado iš to, kad jeigu ta 100%, tai 23 metais tai yra 8,5 tonos. Tai, kaip matote, plus 700, tai virš 9 tonų gavosi būtent su Premium Seeds technologija. Ir kas tai gaunasi? Kad vidutiniškai 180 kg, bet išmokime skaičiuoti skaičius, tai yra 3,5 milijono buvo pasėta ir vienos ir kitos veislės. Ir pagal rudeninės sėklos kainas tai kainuoja 97 eurus. O kai matote, derliaus priedas yra 140 eurų hektare. Taigi, mums atpirko pačią sėklą ir papildomai dar liko ir sėjos darbams. Dėl ko tai nutiko? Tai labai gerai pasistebėjo, kadangi 23 metai pavasaris būtent Baptose, jeigu žiūrėti balandį, gegužį ir birželį, tai sudėkime 3 šitos mėnesius ir kritulių skaičius iškrito mažesnis negu bet kuriais metais prieš tai, kiek yra daromi bandymai būtent Baptose per vieną mėnesį. Tai turėjom tikrai labai daug iššūkių, bet kadangi augalai, jie kaip jau pasisėję, išdygo ir jie, kaip aš vadinu, pasąmonė jau turi užsifiksavę, kiek jie turėtų maždaug auginti. Ir kiekvienais metais mes, rodydami šias skaidres, visą laiką ir matydavome, 32-33 tarpsnį iškyla į maksimumą augalų skaičius, tai čia yra apie 8 milijonus. Ir po to po truputį iki, kol jau varpas subrandinamas, pažydėjimo, kai atsiranda grūdai, po truputį krenta. Tai būtent Premium Seeds parodė tai, kad jau vėliavinio lapo tarpsnė numetė nereikalingus stiebus, kurie realiai neformuoja pačio derliaus ir įsilaikė 6,2 milijono beveik iki pat galo, tik pačiame jau po žydėjimo nukrito ir tarp šių vienos ir kitos veislės, kad neatrodytų kažkas stebuklo, tai yra 560 stiebų buvo kvadrate, buvo būtent euforijai ir 568 stiebo buvo Premium. Tai iš kurgi tas derlius atsirado? Atsirado labai iš mažų skaičių. Tai būtent varpos ilgio šiek tiek segmentų skaičius ir vidutinis grūdų skaičius varpoje. Kaip matote, 0,3 skaičiukas yra labai mažas, bet tai sudaro 1,7 papildomo milijono grūdų. Tai būtent iš to ir susidaro šie skaičiai. Taip pat darėme, kaip ir minėjau, ir su vasarinėmis kultūromis. Tai buvom pasirinkę būtent vasarinių miežių veislę Irina
ir su vasariniais miežiais ir su vasariniais kviečiais darėm dviejopą analizę. Tai yra laboratorinė ir jau lauko sąlygomis. Tai jeigu žiūrėti į Premium Seeds laboratorinę analizę, tai yra kai grūdai daiginami po 7 dienų, kaip yra pasėjama, paima iš to pačio maišelio ir daiginame. Tai kai matote, ir dygimo energijų, ir daigume, ir ligutume turėjo geresnius rezultatus negu tik tai beicuojant. Ir žinome galutinėme variante būtent ir produktyvių stiebų skaičiuje. Ir tai davė 470 kg derliaus priedą, kurio vertė gaunasi 70 eurų. Čia tie skaičiai paimti 150 eurų už miežių kainą. O pati sėkla mums kainuoja maždaug apie 92 eurus. Atrodytų kaip ir neatsipirko, bet realiai pagalvokime tokią. Perkam sėklą, vadinasi, mums 180 kg miežių liko pas save klone. Tai mes jį parduokime, gaukime 23 eurus ir mums jau ta sėkla atsipirks. Ir plus turime su žinomu daigumu, žinoma energija ir galime sėti tiek, kiek mums reikia būtent pagal milijonų skaičių į hektarą. Taip pat ir su vasariniais kviečiais buvo pasirinkta veislė Troja. Tai kai matote, taip pat ir dygimo energijoje ir daigume davė būtent geresnius rezultatus, kaip ir galutinėse produktyvių stiebų skaičiui. Kaip ir visur kitur, tai yra ir grūdų skaičių svarbai, ir segmentų, ir ką galiu pasakyti apie vasarinius kviečius, ką pastebėjom, kadangi buvo tikrai sausi metai, tai būtent tas segmentų skaičius parodo, kad jeigu Premium Seeds buvo vidutiniškai skaičiuodama, nes skaičiuojama per keletą vietų, įmama po 15 augalų, ir tas skaičius gaudosi, kad vidutiniškai vienas segmentas buvo neužpildytas. Tai jeigu papildomai jokių sprendimų mes nedarome apveliant sėklą, biologiniais preparatais arba Premium Seeds, kaip pavyzdys, tai turime 3-4 neužpildytus segmentus. Toks yra faktas pernai metų. Ir vasariniuose kvetukose skaičiai labai įspūdingi, tai yra 780 kg derliaus priedas, o išlaidos yra 116. Kadangi vasarinių kvietukų visgi reikės sėti šiek tiek daugiau, tai mes perskaičiom į kilogramus. Tai taip pat kaip ir žeminėse kviečiuose, mums lieka taip pat atsiperka pati sėkla, lieka aišku grūdai, kurie dar buvo nuspręsti sėjai ir lieka dar ir sėjos darbams. Taigi pabaigai norėčiau tiesiog pasakyti, kad apvėlimo technologija Premium Seeds tai yra tikrai investicija, kuri atsiperka, bet čia yra tik tai keletas skaidrių. Daugiau skaidrių galima pamatyti mūsų ataskaitoje, kurią gavote šiandien kiekvienas. Ir tuose puslapiuose, 66 puslapiai atrodo nedaug, bet kaip jau minėjo Eglė ir Edgaras, kad ten daug milijonų skaičiukų sudėta į vieną, todėl kviečiu jūs visus grįžus šiandien namo ir nieko nebelaukiant, nes laiko jau liko netiek jau ir daug, tiesiog pasistudijuoti, nes ten yra būtent ši technologija yra pupiniuose augaluose naudojama. Yra ir daugiau veislių, plus yra šiandienai įvairių preparatų, įvairių pasiūlymų, bet pats Premium Seeds segmentas tai nėra vien kažkas tai apvėlė biostimuliantais, nes biostimuliantus, kaip matėte, mes turime, taip pat tyrėme įvairius ir jie atlieka savo darbą. Bet Premium Seeds, kuris leidžia jums net negalvoti, kokį produktą rinktis, o tiesiog pasirinkti ir teisingai pasirinkti. Todėl ir kviečiu pasistudijuoti, nes laiko tai užims, skaičiai tenai įspūdingi ir gražus ir tai viską parodo. Ačiū.